Labas vakaras kolektyvas, taigi šiandieną recapas apie atliktus treidus antradienį, tai yra 07.09, turėjome 2 treidus su USD/JPY, vieną turėjom tik profitą, pasiėmėm 1,5% pliuso, antras grįžo į break-even, lygiai tą patį situaciją su GBP USD, turėjome pirmą tik profitą, 1,5% pliuso ir antras grįžo į break-even. Šiandien apžvelgsiu, kodėl ėjau į treidą, kas man patiko, ko tikėjausi, ko laukiau ir kaipgi mes šitoj situacijoje uždirbom. Taigi, jungiamės, pasižiūrime. Taigi, ką turėjome iš karto? Turime mes tokią situaciją, grupiai daviau. Jog longas, entris, viskas labai paprasta, selas reiškia 5 pipai. Šitoje vietoje prisiartinus turėtumėt matyti. Va taip mes įeidinėjom. Tačiau galim pasižiūrėti, kas vyko, kaina į mūsų entry negrįžo. Tačiau kas dar man davė confirmation, jog čia mes galime įeiti, iš karto matosi change of characters. Ką tai parodo? Tai parodo, jog į rinką pradeda veltis buyeriai. Pirma valanda įsijungia taip pat ir New Yorko sesija, kas davė man daugiau confirmation, daugiau confidence, jog šitas treidas eis ten, kur reikia. Dabar kom reikėjo, kad kaina būtinai grįžtų mums iki enterio, įeitų mūsų limit orderių ir tada paduotų į take profitus. Take profitus pasiėmiau taip 1:3, pas mane yra standartas, antrąjį emu pagal galimybės. Šituo atveju pasiėmiau 1:10, marketas turėjo pasimti šitą hajų ir tada ramiai link vakaro nueiti į viršų, kas buvo planuojama. Dabar, kas dar labai patiko, tai yra Azijos low. Kaip matote šitoje vietoje, mes turime Azijos low. Čia kaina, ką padarė, kaina padavė į apačią. Kirdama mūsų Azijos low, pasimdama liquidity. Kaip ir matot, viskas aišku. Dabar vėlgi, žiūrėkit, padavė į apačią, vėl padavė į viršų, vėl mes turime ką? Change of character. Vėlgi parodo, jog mes turėsime galios, jog buyeriai perka, jiems aktualu, jog svaras stiprėtų prieš US dolerį. Vėlgi dabar, į apačią vėl į viršų, sukūrė mūsų highest kainą ir pasidavė labai staigiai į apačią. Šioje vietoje vėlgi, kas įvyko, nusimtas buvo liquidities, nusiėmė liquidity, ką padarė? Grįžo, nebepermušė viskas. Čia jau pasiliko, čia mūsų buvo lowest taškas šios dienos ir pradėjo kilti. Sukurdama šitą change of character, vėl ką aš matau, jog subuldintas yra liquidities, paimtas liquidities yra daug pinigų ir šitoje vietoje pasikeitus characteriui laukiame backupo. Kaip matote, kaina sugrįžta mums dabar šitoje vietoje iki enterio. Kaina sugrįžo, kelis kartus pasimakalavo, tačiau mūsų lowest, ties šitą vietą užsidėjau SL maždaug, ties vyko apačia, kas buvo man 5 pipai, kas yra ganėtinai standartas, aš tiek taikausi pas mane nuo 4 iki 6-7, jeigu minutinis time frame'as, tačiau minutinis time frame'as yra ganėtinai sudėtingas, tačiau risk reward yra galingi ir jeigu pasigauni tokį, kaip šiuo atveju 1:10 risk rewardas, tu turi 5% pliuso, kas yra žvėriškai daug. Tai va, sulaukėme enterio, su premiumais taip įsigijome, diskutuojam, kasgi vyks, kasgi nevyks, dabar ko mes laukiame naujo boso. Šitoje vietoje man aktualu jo kaina, breikintų šitą lygį, sukurdama bosą. Kaina dar truputuką pasikonsolidavo ir ką padarė, mums sukūrė naują bosą, vėl bus truputuką backupo, nes tai priklauso, taip marketas juda. Taip juda algoritmas ir jau mes tada ramiai laukiame tik profito. Ir kaip matote, šitoje vietoje tik profitas buvo. Kas buvo tik profitas pasiektas? Antras dalykas, kas yra? Čia kaip matote, laikas dabar yra be 10:03, o 3 valandą mes turėjome naujienas iš Amerikos, Red Folder News, ir iš tikrųjų per naujienas tą aš netreidinu. Tačiau, kągi mes turime? Mes šiuo atveju turime Žiūrėkit, mes šiuo atveju turime buferį, labai stiprų, 23 pipų. Aišku, po pirmo take profito break-even, bet kuriuo atveju 18 pipų. 18 pipų mes turime
buferį, ties kuriuo gali kaina nusistovėti. Dėl to palikau, kas buvo iš tikrųjų ganėtinai protingas variantas, nes visur yra rizika, o, sakykime, turint tokį lygį, kur gali kaina nusileisti ir grįžti, labai aktualus ir buvo verta rizikos, žinant tai, kad jau tada iki take profitą mums čia kiek, apie 30 pipų, kas yra galimas variantas, joks sukils. Jau bet kuriuo atveju mes turim 1,5% plius. Dabar sulaukę evento, mes žiūrime, kas dar bus. Tačiau eventas, ką padarė, kaip matote, labai stipriai į apačią ir turime break-even. Tai vat, nusiėmėme mes ką? Nusiėmėme 1,5%, tada laukiame naujienų, galbūt buvo galima čia nusimti dar 2%, tačiau vėlgi negali nukirst profito anksčiau laiko, lygiai taip pat reikia saugot kapitalą, todėl buvo break-even. Turėjome break-even, su break-even mes nusiėmėme. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Analizė, kaip matot, preliminari. Ant minutinio grafiko galima dirbti, tikrai galima dirbti, tačiau reikia labai daug stebėti rinką ir GBP USD aš iš tikrųjų labai daug esu stebėjęs. Aš keletą metų mažiausiai vien tik tai su GBP USD dirbdavau. Buvo keletą porų šalimais, tačiau informacija yra tokia. Tad visi jungiamės į Discordą, laukiu visų premiumuose, o kol kas šitas mėnesis po truputuką įsivažiuojam, nors rinka keista, tačiau va, turime šitų tokių pliusų, kas yra labai smagu ir kaip visados judame link bendro tikslo. Uždirbti dolerių. Bye bye.